Ads Managerį aptarsime kampanijos lygmenį, susidėsim struktūrą tinkamą ir vėliau visa šita struktūra, kuri dabar yra sudėta, pataps daug aiškesnė, kai pabaigsim visas likusias pamokas, kai praseisim kampaniją, prasibėgsime ad setą ir ad lygį. Tai pačioje pradžioje pradedam nuo struktūros. Šita struktūra yra pati elementariausia, paprasčiausia e-komercijai. Svarbu turėti viską tvarkingai susidėjus į stalčius, kad žinotumėt, kur ką rasti. Tai iš pat pradžio, jeigu biudžetas nesiekia daugiau negu 2000 per mėnesį, kas tikėtina Lietuvos rinkoje yra jau pakankamai vidutinis biudžetas, tai dauguma tokių žmonių ir bus, tai užteks tokios struktūros. Tai ką patartina turėti, tai šaltai auditorijai pasikurti kampaniją ir tada šiltai kampanijai pasikurti auditoriją. Ir papildomai dar turėti kampaniją dinaminiams produktams, kur automatiškai susidėtų karuselės, kur automatiškai susidėtų kolekcijos. Ir kaip minėjau, vėliau visa šita struktūra paaiškės ir bus aiškesnė, tai per šitą video irgi parodysiu būtent kampanijos lygmenį. Tai kampanijo pirmiausia nuo ko prasideda, tai yra tikslas ir viskas priklauso, ką norite pasiekti ir kokį rezultatą sugeneruoti. Visas turinys, kaip ir minėjau, pas mane šią akimirką yra kuriamas e-komercijai ir orientuojamės mes į pardavimus. Jeigu norite sugeneruoti, turite paslaugą ir tarkim kirpyklą ir norite sugeneruoti savo klientų užklausų, kurias galėtumėte apdirbti ir paversti klientais. Tai reikėtų pasirinkti leads, kas pasikeičia būtent reklamos visoje struktūroje, tai gaunate daugiau arba mažiau būtent pasirinkimų ir orientuota į būtent kampanijos tikslą. Tai visi likę vėliau nustatymai ad setų lygmenyje, ad lygyje būtų orientuoti į leadų generavimą, kad nepadarytumėte klaidų. Tai būtent pats Facebookas prieš gerus 2 mėnesius padarė atnaujinimą ir atskyrė sales nuo lydų. Padarė daug elementaresnį, paprastesnį variantą, kad žmogus, kuris pirmą kartą prisijungtų, jam būtų aiškiau, logiškiau ir kad kuo mažiau klaidų padarytų ir būtų labiau patenkintas Facebooko reklama. Taip, engagementas irgi e-komercija yra gan naudingas ir reikalingas, tai jeigu jūsų Facebook'o puslapis yra šviežias, ką tik sukurtas ir norite pritraukti followerių, arba norite pritraukti followerių, tai tuomet pasirinkite šitą kampaniją, pasirinkite postą ir automatiškai jau pats Facebookas nustato pačią reklamą, rodo žmonėm tie, kurie tikėtina labiau ir paseks ir kaina bus pigesnė ir gausite greičiau visus followerius. Ir šita kampanija, kada dar yra reikalinga, tai kada norite sulaukti laikų ant savo postų. Irgi social proofas tikrai yra reikalingas variantas. Tada trafikas. Trafikas irgi galima eksperimentuoti, bet tikrai labai retai kada patartina ir labai retai kada sugeneruojami geresni rezultatai negu pardavimų rezultatai, negu sales arba leads. Tikrai šitą kampaniją pasirinkčiau, jeigu turėčiau atliekamų daug pinigų, biudžetinių ir tada paeksperimentuočiau, ar verta su šią kampaniją išvis generuoti pardavimus ar ne. Labiau, kada reikia naudočiau šitą kampaniją, tai kaip norėčiau savo brand awarenessą dar visai su ribotu biudžetu, norėčiau savo prekinio ženklo žinomumą didinti, tai su atsiliepimais, su frequency, kad vienas po kito vaizdų įrašai eitų struktūrizuotai, tada tokiu atveju pasirinkčiau šitą kampaniją. Arba pasirinkčiau dar tokiu atveju, tarkim, neturi svetainės ir turi tik tais landing page, kur negaliu sekti konversijų. Tai irgi tokiu atveju galima pasirinkti tokią kampaniją ir bandyti pasiekti su ją rezultatų. Tai vis tiek sale neseks, tai neis jum pačios reklamos pats Facebookas neoptimizuos, tai nėra jokio varianto, tai pasirinkame trafikas ir tokiu atveju tikėtina bus pigesni pardavimai negu su sales kampanija.
awarenessas, tai tam pačiam prekinio žinomumui didinti, bet čia jau šiek tiek jau didesniem prekiniam ženklam kaip Nike'as, Coca-Cola ir panašiai. Tai va, pasirinkant kampanijų sales, perinam į kampanijos lygmenį. Advantage shoppingas campaignas, jeigu esate naujokas, tai tikrai rekomenduoju pasirinkti šitą variantą, eikite toliau ir bus mažiau galvos skausmo, mažiau padarysite klaidų ir efektyvesnė bus reklama. Bet dabar, ką mes padarome, tai reikia praseiti visus nustatymus, pasirinkome manual sales campaign ir atsidaro mūsų kampanijos lygmuo. Kaip ir sakiau, matosi folderis, per čia yra patogiausia, kaip duplikuojam, didinsim, vėliau parodysiu, kaip efektyviai skirsyti biudžetą, kaip segmentuotis ir eksperimentuoti. Tai vėliau bus mums šita sekcija labai reikalinga ir naudinga, bet galime ir čia naviguotis. Taip, tai kaip ir minėjau, pačioje pradžioje ir kaip prieš tai video, kaip atrodo visa struktūra Ads Managerio, galite pasižiūrėti, bet va čia esu pavyzdyje pačioje pradžioje esu pateikęs, kaip užsivadinti kampanijas, tai TOFU, šalta auditorija, kurie apie jūs nieko nežino. Ir pačiam per Facebook'o reklamą jau ieškosim naujų klientų. Tai jeigu naujas verslas, tikėtina, taip reikės ir užsivadinti, kad aiškiau, logiškiau ir lengviau būtų ateityje. Ir tie, kurie jau yra šiek tiek daugiau pažengę, tai ką svarbu paminėti, tai kad vis tiek kuo mažiau kampanijų turite, tuo geriau yra ir tada einate geriau per ad setus ir per ad lygius. Tenais jau šiek tiek skailinam, didinam, nes kad būtų kuo mažesnis overlapas auditorijų. Kuo mažesnis overlapas, tuo galima efektyviau išnaudoti patį biudžetą ir pati kampanija turi daugiau duomenų, jeigu turi daugiau duomenų, tada ir dažniausiai būna geresni rezultatai. Visada priklauso nuo produkto, pirmiausia tai nuo pasiūlymo, nuo produkto ir kiek labai ta pati rinka nori to produkto. Taip, tai va, užsivadinom šaltą auditoriją, tada kur pereiname, tai būtent į Special Ad Categories. Šitą variantą pasirenkate tik tada, jeigu jūsų reklama yra susijusi su kreditais, jeigu yra su įdarbinimu ar su politika, tik šiuo atveju ir pasirenkate. Bet jeigu nėra su niekam tomis temomis susiję, tuomet tikrai nežymėkite ir jūsų reklama bus efektyvesnė, bet jeigu bent jau vieną iš tų temų kriterijų atitinka, tai būtinai pasižymėkite, nes kito būdu labai daug šansų, kad jūsų reklamas atmes ir jeigu atmes 4-5 kartus iš pat pradžių su nauja paskyra, tai beveik 100%, kad užblokuos. Tai jeigu bent jau vieną kriterijų atitinka, paspauskite, gausite šiek tiek mažiau pasirinkimų, bet mažiau šansų, kad reklamą užblokuos. Tai va, buying typas. Šią akimirką aukciono rolą ir dar yra vienas papildomas pasirinkimas, tai yra per impressionus. Visada po defaultu palikti aukcioną, nes jeigu paliksite pagal impressionus, tai daug šansų, kad jūsų reklamą rodys prastesnė auditorijai, blogesniu laiku, kada daug mažesnis pasiekiamumas ir rezultatai tikrai bus daug prastesni ir brangesni. Tai gal ir daugiau žmonių pamatys, bet esmė ta, kad rodys visada prastesniu laiku ir blogesnėse vietose. Tai pasirinkti visada po defaulto aukcioną, tada kampanijos objective sale'ai, tada katalogas. Šią akimirką nesu pasikūręs katalogo, neturiu, bet sekančioje pamokoje, kada jau pereisime prie dinaminių karuselių, šita vieta jau bus sutvarkyta ir šitą pažymėjus pasikeičia visos kampanijos lygmuo. Dėl to pačioje pradžioje ir parodžiau, kad reikia atskirai turėti kampaniją, nes su dinaminiam karuselėm, katalogais yra generuojami greiti pardavimai. Jeigu orientuojatės būtent jau į pirmus pardavimus, tai yra privaloma turėti ir dažniausiai tai būna pigesni pardavimai negu su tiesioginiais direktų pasiūlymais. E-komercijos privalumai, tikrai taip. Tai šiuo atveju tai jokio limito, campaigno, spendingo čia nededam. Jeigu taip,
Tada A/B testingų irgi būtinai nedarome šioje vietoje, nes tai limituoja mūsų visą likusią reklamą. Tai geriau A/B testingą daryti, perėsime prie to, tai tiesiog paimti ir duplikuoti adsetų lygmenį arba papildomai pasikurti reklamą. Tai jeigu nori testuotis grupę žmonių, tai savo tikslinių klientų, tai tuomet geriau tiesiog praduplikuojame adsetą su to pačiu turiniu. Kaip ir sakau, kitose pamokose labiau paaiškinsiu, kaip viskas vyksta ir kodėl tai reikia ir kodėl mes nenaudojam A/B testingo. Trumpai atsakant dabar, tai matome daug mažiau būtent duomenų, pagal kuriuos galim daryti išvadą. Taip, Advantage Campaign Budget, seniau žinomas kaip CBO, Campaign Budget Optimization, ir iš tikrųjų tai yra svarbus įrankis. Įjungus šitą mes galime pradėti valdyti patį biudžetą kampanijos lygmenį. Jeigu šitą mes išjungiame, biudžetą valdome adset lygmenyje. Kada šitą įjungiame, tada kada jau žinome tiksliai, kokie produktai gerai veikia ir žinome, kokie creative gerai veikia. Tai įjungus į šitą, jie tarpusavyje konkuruoja ir taip gauname geresnius rezultatus. Bet jeigu mes nežinome, kas veikia ir pirmą savaitę norime pasitestuoti vizualą, visą savo turinį, kokį esame pasikūrę, paaiškinsiu vėliau sekančiose pamokose, paaiškinsiu, koks yra turinys geras, efektyvus ir naudingas ir kokį turėtumėte pasikurti. Tai tokiu atveju tiesiog paliekate atžymėtą ir kampanijos biudžetą optimizuojam tik per adsetų lygmenį. Pačioje pradžioje rekomenduočiau šitą palikti neįjungtą, bet jeigu jūsų biudžetas tikrai yra labai limituotas, irgi trumpas patarimas, jeigu tikrai biudžetas labai limituotas, tarkim 10 eurų per dieną, tokiu atveju įjunkite. Ir esmė ta, kad pats Facebookas iš pat pradžių pradėjęs pušinti tą turinį, kuris parodė didžiausią rezultatą. Bet tas rezultatas per pirmas dienas dažnai kinta ir negalima juo labai pasitikėti, bet algoritmas vis tiek labiau jį pušina. Dėl to, jeigu turite didesnį biudžetą, galite savo leisti šitiek pasitestuoti. Tokiu atveju šitą mes išjungiame, net neliečiame ir viskas. Taip, biudžetas, dienos biudžetas. Vienam adsetui geriausia turėti, irgi viskas priklauso nuo strategijos, galima turėti, kad ir 1000 eurų per dieną. Lietuvos rinkoje gal šiek per daug, bet esmė ta, kad kol matai rezultatą, kol jis tave tenkina, tokį biudžetą gali turėti. Bet minimalus biudžetas, kokį reikėtų turėti, tai yra 5 eurai Lietuvos rinkoje. Ir kai turite 5 eurus, negalima turėti daugiau negu vieno adseto ir negalima turėti daugiau negu 2 ad creative. Tai 2 tik tais vizualai. Tai vėliau sekančiose pamokose, kaip ir sakiau, paminėsiu, paaiškinsiu, kaip tai daryti ir efektyviai daryti, bet viskas pasikeičia, jeigu turime, tarkim, dienos biudžetą 10. Tai tokiu atveju, ką galima padaryti, tai palikti vieną adsetą ir tada galima turėti 3 vizualus. Ir tarpusavyje jie pradeda irgi konkuruoti jau. Taip. Ir jeigu 10 eurų, tada kitas variantas yra tai vienas adsetas, 3 creative. Kitas variantas yra 2 adsetai, 2 skirtingos auditorijos žmonių ir tada galima papildomai turėti kiekviename adsete po 2 creative. Trečias jau bus tikrai per daug tokiam biudžetui. Tai va, biudžetas aptartas, tada campaign bid strategy. Irgi po default visada bus highest volume, bet irgi galite pasižiūrėti, tai cost per result goal nenaudojamas, nėra labai reikalingas. Su juo niekada rezultato aukštesnio nesu pasiekęs. Tai highest volume orientuojasi būtent kuo daugiau žmonių pasiekti su jūsų biudžetu ir orientuotas į pardavimus. Tai irgi bitcap'o nenaudoju. Kaip ir tas pats, kaip sakiau, su impressionais tikrai neverta, tiesiog pinigus deginate ir netiksliniai auditorija rodo. Ir
Viskas. Šitie nustatymai šiek tiek gali skirtis pagal pasirinktą savo kampanijos objective tikslą, tai bet visus pagrindinius punktus jau praėjau ir sekančioje pamokoje mes kalbėsime jau šiek tiek giliau apie acetų lygmenį, kur yra tikriausiai daugiausiai informacijos, kurią turim paminėti, bet ad lygyje yra irgi gal netgi dar svarbesnė vieta, turinys, kuris būtent ir skirtas komunikuoti su jūsų tikslinė auditorija. Tai va, tiek būtų.